Labadiena, gerbiami Sveikatos teisės instituto kanalų žiūrovai. Šį pirmadienį pasaulį apskriejo žinia apie buvusio Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vyriausiojo patarėjo medicinos klausimais Anthony Fauci liudijimą atstovų rūmuose. Kai kurie jo pripažinimai yra iš tiesų šokiruojantis. Pirma, socialinis atstumas. Paprasčiau sakant, reikalavimas laikytis atstumo tarp žmonių. 6 pėdų taisyklė. Perskaičiavus tai yra apie 2 metrus. Anthony Fauci pripažino, kad ši rekomendacija nebuvo pagrįsta mokslu. Aš nežinau tokių tyrimų ir manau, kad juos būtų labai sunku padaryti, pripažino Anthony Fauci. Taip pat Anthony Fauci pripažino, kad neprisimena jokių duomenų, kurie įrodytų kaukių dėvėjimo pagrįstumą vaikams. Aš manau, kad yra daug prieštaringų tyrimų. Vieni sako, kad tai veiksminga, o kiti, kad ne. Manau, kad šitas klausimas pakibęs ore, nurodė Anthony Fauci. Privaloma vakcinacija. Anthony Fauci pripažino, kad privaloma vakcinacija COVID laikotarpiu gali padaryti neigiamą poveikį vakcinacijos mastams ateityje. Taip pat jis pripažino, kad iki COVID krizės privalomos vakcinacijos poveikis nebuvo tirta. Viruso nutekėjimo iš laboratorijos teorija jau nebėra konspiracijos teorija. Anthony Fauci pripažino, kad tai yra hipotezė. Į klausimus apie funkcijos sustiprinimo tyrimus Fauci atsakė išsisukinėdamas, akivaizdžiai nenorėdamas pripažinti, kad Nacionalinis sveikatos institutas finansavo šiuos pavojingus tyrimus Kinijoje. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų Nacionalinių sveikatos institutų tyrimas parodė, kad kaukės turėjo neigiamą įtaką vaikų mokymuisi ir socialinių įgūdžių formavimuisi. Jos taip pat labai pakenkė studentų raštingumui ir mokymosi kokybei. Vadinamo socialinio atstumo laikymosi poveikis buvo depresija, generalizuotas nerimas, ūminis stresas ir įkyrios mintis, nustatė kitas Nacionalinių sveikatos institutų tyrimas. Kaip čia neprisiminsi Pasaulinės sveikatos organizacijos asamblėjos ir Pasaulinės sveikatos organizacijos noro įgyti daugiau įgaliojimų, prisimenant netikusi COVID valdymą. Ar jiems nereikėtų pirmiausiai padaryti išvadų iš savo grubių klaidų prieš keletą metų? Ir kitas klausimas, kada prasidės panašūs tyrimai Lietuvoje? What was your relationship with the CDC when you saw a regulation which was not based in the current science? Well, when I say was not based in science, I meant a prospective clinical trial to determine whether 6 foot was better than 3, was better than 10. But once we realized that the virus was not spread by droplets and was aerosolized, did you feel an indication to go back to the CDC and said, let's base this on science. Let's get rid of this 6 foot rule. This 6 foot rule crippled businesses. It allowed students to stay at home and not learn. Americans suffered. And that suffering continues because the fracture of trust in American scientists continues to this day.